Sveiki visi, šiandien pakalbėkime apie kažką, kas atrodo, super paprasta, bet iš tikrųjų yra vienas sudėtingiausių dalykų mobiliųjų programėlių pasaulyje. Taip, kalbu apie sąrašus. Ir pasirodo, React Native komanda turi, visiškai naują planą, kaip jos permąstyti. Tikrai esate tai patyrę, ar ne? Slenkėte per kokį nors srautą, ieškote kažko ir staiga, puf, viskas dingsta. Lieka tik balta tuštuma. Pripažinkim, erzina tiesa. Ir žinokit, čia ne telefono kaltė. Šitas reiškinys neturi pavadinimo angliškai blanking, lietuviškai galėtume vadinti tuštėjimu. Ir tai, pasirodo, yra tiesiog klasikinė sena React Native problema, kuris slypi, pačioje sistemos širdyje. Gerai, tai kad suprastumėm, kodėl tie ekranai ištuštėja, reikia truputį pasinerti į techninius dalykus. Viskas, iš esmės, sukasi apie tai, kaip React Native tvarkosi su darbu. Įsivaizduokite, kad ten yra, tarsi pasaka apie dvi gijas. Taigi, turime dvi gijas. Viena yra pagrindinė gija arba UI gija. Ji tikra artistė. Viskas, ką matome ekrane, mygtukai, paveikslėliai, animacijos, tai jos darbas. Ji piešia ir reaguoja į pirštų paspaudimus. O kita yra foninė gija. Čia smegenys. Visa React logika, visi skaičiavimai, duomenų apdorojimas vyksta būtent ten. Jis sprendžia, ką pagrindiniai gijai reikės nupiesti. Ir štai čia prasideda problemos, kai pradedame slinkti. Viskas vyksta maždaug taip. Pirma, pagrindinė gija pajunta, kad slinkame. Jų iškart šaukia foniniai gijai. Ei, ruoš naują turinį. Antra, foninė gija pradeda dirbti, ruošti tuos naujus elementus. Bet trečias žingsnis yra kritinis. Pagrindinė gija negali laukti. Jos darbas yra nuolat piešti kadrus, kad viskas atrodytų sklandžiai. Ir jeigu ketvirta, foninė gija nespėja jai paduoti to naujo turinio, ką pagrindinė gija nupiešia? Būtent tuštumą. Ši citata tiesiog tobulai viską apibūdina. Foninė gija gali būti perkrauta. Tuo tarpu pagrindinė gija apie tai nieko nežino ir toliau piešia kadrus. Iš esmės, jos viena su kita nesikalba. Pagrindinė gija tiesiog daro savo darbą, o foninė, jei slenkame per greitai, nespėja vytis. Ir rezultatas tie balti tušti langai. Gerai, tai jeigu problema yra ta, kad jos dirba atskirai, sprendimas atrodo, akivaizdus, tiesa? Reikia jas priversti dirbti kartu. Ir čia mes prieiname prie idėjos vadinamos sinchroniniu atvaizdavimu. O kas jeigu mes tiesiog pasakytume pagrindiniai gijai, klausyk, neskubėk, palauk, kol foninė gija paruoš visą turinį ir tik tada piešk. Logiška, ar ne? Taip niekada nebūtų tuščių vietų, problema išspręsta, bent jau taip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Deja, realybė yra sudėtingesnė. Čia atsiranda didelis bet. Matote, JavaScript variklis, kuris yra visos logikos pagrindas, vienu metu gali daryti tik vieną dalyką. Vadinasi, jei pagrindinė gija laukia, kol foninė baigs, tai reiškia, kad visa sistema laukia. Ir jei tas laukimas užtrunka bent truputį per ilgai, pagrindinė gija pralaidžia kadrus. O ką tai reiškia mums vartotojams? Ta baisų jausmą, kai slinkimas pradeda strigti, trūkčioti, vietoj tuščių ekranų gauname tiesiog, stringančią programėlę. Tai va, mes atsidūrėme kryžkelėje. Iš vienos pusės norim sinchroninio atvaizdavimo patikimumo, kad niekada nebūtų tuščių langų. Iš kitos norim asinchroninio atvaizdavimo greičio, kad viskas veiktų sklandžiai. Klausimas, ar įmanoma gauti geriausiai iš abiejų pasaulių? Ar galime turėti ir patikimumą, ir greitį? Ir panašu, atsakymas yra taip. React Native komanda pristato sprendimą. Tai dar eksperimentinis dalykas, bet labai daug žadantis. Susipažinkite, Virtual View. Tai kasgi tas Virtual View? Iš esmės tai yra super protingas komponentas. Vietoj to, kad aklai vykdytų komandas, jis nuolat stebi savo turinį ir jo poziciją matomo ekrano atžvilgiu. Ir priklausomai nuo to, kur tas turinys yra, ar toli, ar arti, ar jau matomas, jis priima protingus sprendimus. Štai kaip jis mato pasaulį. Yra 3 pagrindinės zonos. Pirma – tai matoma zona. Akivaizdu tai, ką mes dabar matome ekrane. Aplink ją yra išankstinio atvaizdavimo zona. Tai tarsi laukiamasis turinys, kuris tuoj pasirodys. Ir visa kita, kas yra toli, patenka į paslėptą zoną. Ir štai čia visa magija. Kai elementas keliauja iš paslėptos zonos į išankstinio atvaizdavimo zoną, jis prašymas fone, ramiai, be streso, netrukdant pagrindiniai gijai.
Bet kai elementas jau turi pasirodyti ekrane, jis atvaizduojamas sinchroniškai, greitai ir patikimai. O kas nutinka, jei slenkame super greitai ir elementas tiesiog iššoka iš paslėptos zonos tiesiai į matomą? Jokios problemos. Sistema tai pamato ir iškart sinchroniškai jį atvaizduoja. Iš esmės tai protingas hibridas. Jis naudoja foną, kai gali, ir pagrindinę giją, kai privalo. Geriausia iš abiejų pasaulių. Gerai, tai turime šį nuostabų, protingą įrankį. Bet ką su juo daryti? Kokia iš to nauda? Ogi nauda ta, kad dabar galime kurti, tiesiog geresnius sąrašus. Svarbu pabrėžti, Virtual View pats savaime dar nėra sąrašas, tai labiau panašu į protingą Lego kaladėlę, o iš šių kaladėlių mes jau galime statyti naujos kartos sąrašus, kurie vadinasi Virtual Collection. Ir kuogi šie nauji sąrašai tokie ypatingi? Visų pirma, jie yra be galo lankstus. Galima kurti bet ką, nuo paprasčiausio sąrašo iki sudėtingų tinklelių. Antra, jie yra tingusios gerąja prasme, atvaizduoja tik tai, kas būtina. Trečia, jie atriešti nuo slinkimo rodinios, kas suteikia daug daugiau laisvės kūrėjams. Ir žinoma, visa ta protinga virtualizacija, apie kurią kalbėjome, jau yra įdiegta viduje. O veikimo principas genijaliai paprastas. Pirmas prioritetas – pagrindinėje gijoje žaibiškai užpildyti viską, ką vartotojas mato dabar. Jokių tuščių vietų. Antras žingsnis, kai jau viskas gražu, ramiai foninėje gijoje paruošti tai, kas tuoj pasirodys. Paprasta, bet labai efektyvu. Ir reikia suprasti, kad tokie dalykai neatsiranda per vieną naktį. Tai yra, beveik 10-mečio darbo rezultatas. Viskas remiasi į tokius fundamentalius dalykus kaip Concurrent Mode, naujai React Native architektūra, Hermes variklis. Visa tai buvo pamatai, ant kurių dabar statomas šis sprendimas. Ir štai, įdomus faktas. Pirmosios diskusijos apie sinchroninį atvaizdavimą sąrašuose React Native komandoje prasidėjo dar 2017-aisiais. Tai tik parodo, kokia sena ir sudėtinga ši problema buvo. Prireikė daug metų, kol atsirado technologijos, leidžiančias ją išspręsti teisingai. Galų gale viską galima apibendrinti vieną frazę. Natūralios vartotojo sąsajos teisingumas su foninio atvaizdavimo našumu. Būtent tai ir yra tikslas. Gauti patikimumą, lyg viskas būtų parašyta natyviai platformai, bet tuo pačiu išlaikyti greitį ir lankstumą, kurį duoda React. Ir visa tai veda prie vieno didelio esminio klausimo. Galbūt vartotojo sąsajų ateitis ir yra būtent tokia. Ne griežtai priskirta vienai ar kitai gijai, o protingas, dinamiškas hibridas, kuris naudoja abi. Galbūt tai ne tik sprendimas sąrašams, bet ir žvilgsnis į tai, kaip ateityje kursime visas programėlės. Tikrai yra apie ką pamastyti.